Sveiki, aš Žydrūnas Savickas, vairuoju 18 metų, mane vairuoti išmokė mano tėtis. Na, iš tikrųjų, tai kada žinai tą ribą, kada stabdys, tai šiek tiek pasiruoši, bet aišku vis tiek kažkiek būna netikėtas tas stabdymas, bet to ir greitis nėra labai didelis, tai tas trūktelimas nėra labai stiprus, bet aišku, už vairo aš stabdau šiek tiek švelniau, nes nesinori to trūktelėjimo. Na, manyčiau, kad diržai tikrai nemaišo vairavimui, o blogam vairuotojui bet kas gali maišyti, kaip ir blogam šokėjui. Manau, kad galbūt tie žmonės naudoja ne automobilių saugos diržus, o kažkokius saugos diržus, kuriais rišami belaisviai, nes kitaip nelabai suprantama, kaip jie gali varžyti judesius. Na, jeigu būtų tekę tokį eksperimentą daryti be diržų, tai aš jau būčiau kojom, rankomis įrėmęs ir viskam pasiruošęs, nes tai yra pernelyg pavojinga tiesiog sėdėti ir laukti, kol atsitrenksi veidu į stiklą. Na, manyčiau, kad tokia tikimybė yra, jeigu staigi kliūtis. Užsisegti saugos diržą nieko nekainuoja, tačiau tai gali išgelbėti tavo gyvybę. Aš seguosi diržą, užsisek ir tu.